Sveiki! Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip kurti dvikalbius testus. Ši unikali funkcija padeda dirbti su antrosios kalbos besimokančiais asmenimis arba tais, kuriems sunku bendrauti vietos kalba. Pateikdami bet kurio tipo testo klausimus ir atsakymus galite naudoti kairėje pusėje esančią parinkti dvikalbis. Tai padarius šablone bus rodomi papildomi išverstų klausimų ir atsakymų laukai. Naudodami šią funkciją, klausimus ir atsakymus vienu metu galite pateikti mokiniams dviem skirtingomis kalbomis. Jei nuspręsite paskelbti projektą su dvikalbiais klausimais, būtinai pažymėkite jį nurodydami teisingas kalbas. Taip kitiems mokytojams bus lengviau rasti jūsų projektą. Dėkoju už skirtą laiką ir kviečiu grįžti bei pažiūrėti daugiau mokomųjų vaizdo įrašų. Iki greito pasimatymo!